Gerai, sveiki. Žodžiu, aš visai, kad yra tik gal bus tikriausiai jau linija atšilus senoji vandens, tai varau užsukinėsiu kranus ir po to, jei viskas gerai, rausiu hidroforą lauk. Tai va, leikiu. Nu ką, prisidirbau, nulipau į duobę, užsukti hidroforą kranus. Ten vienas juodas apačioj, vienas čia viršui, sukau ir tas sujudėjo. O žiemą buvo čia užšalęs vanduo. Ir vanduo buvo grinai tokiam aukšti kaip tas krans. Matomai sujudėjo, sujudinau ir sprogo. Dabar įsipumpuoju vandenį. Einu ieškau zagluškės. Nukerpu tą vamzdį mėlyną. Ir zagluškę uždedu ir viskas. Šaltas vanduo. Ai, pavyko. Tai va, tas tvarkiau, uždėjau, rankas nušalau, šaltas vanduo labai ir dabar įsipumpuoju vandenį ir bus galima trauk. Nepagauna, per mažai vandens. Na, teks nepumpuoti vandens. Teks koją šalti. Gerai. Čia yra padavimas, tai dabar man reikia šitą nusisukti. Man tas kranas čia nereikalingas, tai aš tiesiog stavietikę nukerpu ir viskas. Nes čia yra linija, kuri pareina iš bokšto ir jinai šalo. Ir dabar man reikėtų hidroforą ištuštinti. Nu, neįsituština, dar yra pake vandens, kaip nors iškelis. Gali jungti. Nieko. Nepumpuoja ir nereikia. Čia palieku taip. Bandome jungti. Vandens siurbi, kad išsirptų vandenį, nes pradės čia man kojo šalti, negerai. O dabar pagaus. O, pagavo, daugiau vandens, gerai. Dabar išsirps iki dugno. Nereiks kojo šalti. Ir galės iškelti pompą lauk. Nesimaišys.
Gerai. Kol pumpuoja. Oi, taip ir taip, bet reikia jaučiu nusukti šitą šlangą šalin vis dėlto, nes paskui bus lengviau iškelti. Išsipumpavau. Dabar sakysiu, hidroforų problemos, tai gali būti, kad reikės atgal uždėti viską sujungti. Žodžiu, einu kavos atsigersiu, kol įsispręs problemas. Taip, aš buvo stikau su uošiu, sako jo, galim imt lauk. Vis dėlto pasisekė. Baigėsi, nebebėg vanduo, bet čia man... Na gerai, žiūrėsim. Ta galim mes lauk. Iškart erdvės daugiau. Gerai. Dabar dėl daugumelį išimsiu lauk, paskui pamesiu. Ir iš to reikia išimti lauk, paskui lengva pamestis. Dabar laidą ištraukiu. Taip, laidas. Vyniojam. Daug čia darbo nėra. Suksiu. Yra čia ventiliukas. Va. Išleisiu vandenį. Jei bus tas kranas, leis vandenį. Jaučiu. Palengvės. Kažkiek siurblys palengvės. Aišku, dar jis turi to vandens nemažai. Su viena ranka einu iškelti. Nebūna, bet taip, tai išlipęs išversiu lauk. Išleisiu tą vandenį. Dabar reikia tinkamai atsimatuoti. Būtų patogu. Nu, čia garaže varstotę padariau. Tai dabar žiūrėsiu, bet jie tiesiog čia su tais klijais tie. Ja. Ir tas kranas leidžia. Dabar gal nebeleidžia. Tai susuksi galą. Nebesijudins. Čia yra atgalinis vožtuvas. Iš hidroforo atgal negrįžtų vanduo į tą į liniją, iš kurios paima ir paduoda kitą liniją. Tai geriau viską išimt lauk. Nes jei gal nebereikės dėti ir paskui čia vandenys stovės ir rudės be reikalo. O jeigu reikės dėti, tai bus galima įsukti. Visada. Gerai, viskas. Va, reikia žiūrėti kažkaip išleisti vandenį, tai galvoju, atsuksiu tą šlangą.
Išinai su gumelė yra, nes labai toks sunkus jis negali būti, nes yra pilnas vandens ir neišeina tas vanduo. O jį reikia išleisti, nes paskui ten yra guminė membrana. Va. Reikia išpilt lauk. Paskui guminė membrana, jeigu aš padėsiu, būtent šalčio gausi ir sušals ir paskui ta guminė membrana sušals ir kartu ir nebeveiks hidroforas. Ir gauni tą keist, guminę neina keist čia, tai gauni visą tą keist. Žodžiu, čia va, tuščia liko, buvo pilna tuščia, hidroforas lauke, susirink savo baraklu. Taip, trinkelis, nešim prie trinkelio. Mano filmavimo uosta. Reikia atjungti šlangą, turi būti, atlieka kitur kitą darbą. Tas į garažą, duobę galim uždengti, tuos įsinešiuoti viską ir bus viskas. Gerai, žodžiu, viskas sunešiau, sudėjau į garažą, hidroforą viskas tvarkiau, tai varau toliau prie ūkio darbuotis, kasdieniai ūkio darbai, karvės, malasis, melžti panašiai. Tai iki kito karto.